paprasčiau, plus Renata, ne? Tai jūs kartu sėdėjot, galvojot, identifikavot, kokios turi būti pagrindinės sudedamosios dalis, kokie turi būti kriterijai. Ir pagal tai nusprendėte, kad visą tai galima paprasčiausiai arba patogiausiai padaryti internete ir dėl to nusprendėte daryti internetinę svetainę. Tai vat yra, paaiškinimas, kodėl jūs tokį kelią nuėjote, kodėl jūs pasirinkot būtent tokias sprendimus. Tai čia daugiau svetainė, ne svetainė. Čia aišku svarbu, bet man atrodo kitas dalykas, kuo jūs turėtumėt kažkaip įrodyti visiems, kuo jūs pranešesni už tas Facebooko grupės, kurias dabar, tarkim. Tai ten labai susidėliot, nes kai tu kalbi, tarkim, apie konkurentus ir sakai, kad ar ne, Facebooko grupės ir jūsų tik tai reikalas iš tų Facebooko grupių perviliot. Bet jeigu tu nebūsi pranašesnis, tu jų nepervilėsi. Tu pranašumais. Tai čia labai gerai būtų supunktuoti, labai aiškiai visiems pasakyti, kuo jūsų tas tinklapis jau po to, ką dabar Edgaras pasakė, jūs pasirinkote tokį įrankį, pateikti savo tinklo fanų, ten bendruomenį, kažkokį socialinį gyvenimą, ar ne? Ir plus dar, kuo jūs pranašesni, ko nerandame dabar, nes jūsų matai ne tik turbūt Facebookas, bet yra ir tinklinio federacijos puslapis, kur labai daug ten, tarkim, ir taisyklės surašytos, ar ne, ir kažkokie tai įvykiai, yra Kauno kažkoks tinklinio, toksai labai panašus į jūsų kūrimą. Tai ko jūs siekiate būtent ir ko jūs išskirtinis? Pasidarykit lentelę, įsivardinkit visus konkurentus, pasidarykit save ir pasimatys, kad, tarkim, pas jūs svetainį galima viską surasti, o, tarkim, kažkokius skirtingus dalykus gal reikės kažkur vaikščiot po skirtingas vietas ieškoti. Ir tai užims daugiau laiko ir panašiai. Tai čia vienas dalykas, bet suprantate, jūs darėte apklausą ir jūs įskyrėt prioritetų susidėliojat, kad visiems pasirodo apklaustiesiems svarbus tik tie dalykai, o kai jūs atsiverčiat puslapius, jūs randat daug nereikalingos informacijos, ar ne, kuri tam tinklininkui mėgėjai. Nes iš principo jūs daugiau taikote į ką, į mėgėjus ar profesionalus, turbūt į mėgėjus, nes Lietuvoje profesionalų tenais nėra. Beveik. Vienas, du, nežinau, mažai. Apgalvos tada. Žinok, šita dalis, ypač šitos problemos apibrėžimo, kad šiandieninė situacija yra būtent tokia ten, arba reikia ilgai ieškoti tos informacijos, arba pas tave kaip ir buvo tie dalykai sudėlioti. Bet ją reikėtų paieškoti būdų, kuom ją pagrysti, skaičiai geri dalykai. Tai pagrindė skaičiais, tik man trūko, kad pasakyti, kiek jūs apklausėt, kiek jums pavyko apklausti, ir tas pyragas iš ko susidėliojo. Bet skaičiais aš nepamenu, ar buvo, kiek yra potencialiai, kurie galėtų žaisti Lietuvoje tinklinis. Arba, pavyzdžiui, skaičius tinklinis Lietuvoje pagal populiarumą. Kažkas turi būti, nes jeigu sėdi žmogus, jis nieko iš tinklinį nežino, jam reikia kažkokias nurodyti gairias, apie ką vis dėlto kalba reikia. Ir klausyk, apie plėtrą, kai kalbėjai, kad aš pasakysiu, kad paskui nepamiršiu, ar ne? Tu kalbėjai apie sodybų savininkus, tai čia yra jau plėtra. Tai tu gal prie verslo modelį irgi šitos dalykus susakyk, nes dabar nėra. Jūs siūlote pagrindinės funkcijas ir jūsų tikslas yra padaryti, kad jis taptų gyvybingas. Kad visi Lietuvos tinklininkai susivienytų ir dabar šitam tinklinio portale pradėtų gyventi gyvenimą. O tada jūs jiems siūlysit, jūs džiuginsit, jūs plėsitės, tai čia yra jūsų plėtros, čia yra į verslo modelį. Toliau dar tokias detalės smulkios. Jūs neatstovaujate Esperonus, Esperonus yra jūsų partneris. Čia tokios detalės, bet, tu pasakai, kad Esperonus partneris ir plus, man atrodo svarbu, kadangi kai vertins komisija ar kas, ir tiesa mes nepasakėm pusfinalį, tai mes įtakosim, kaip komanda dirba fasilitatoriai, bet mes daugiau irgi jūsų taip savo stengsimės nevertinti. Bus antras greičiausiai, bus dar kažkoks žmogus, kuris su Demala šiek tiek susijęs, bet jis jūsų nepažįsta. Tai turėkit omeny. Tai čia, kad jūs neatstovaujate, o jūsų partneris Esperonus ir kokie buvo jo lūkesčiai. Čia aktualu visiems. Pasakyti, ko tikėjosi, kokia buvo pirminė idėja, pirminė užduotis. Ir žinai, ir kodėl jiems, kilo. Ta, kai iš tikrųjų Rasa atsako ypač dėl sodybų, nes man irgi tas sodybų labai rėžia, dėl ko? Dėl to, kad, tada tampa neaišku, apie kokius tinklininkus jūs kalbate. Ar jūs bandote tinklininkams sukurti vietą, kad jie vienas kitą surastų,
ar bandote įspręsti kaimo turizmo problemą, kad jie įsirengia aikšteles ir ten niekas nežaidžia. O tai yra 2 skirtingi dalykai. Jau geriau žinok vengti ir siauriau kalbėti, kad mes pirmiausia norime tos tinklininkus suvienyti. Mėgėjus konkrečiai, norime jiem padaryti vietą kažkokią, kur jie ten vienas kitą galėtų surasti, pradėtų žaisti, o tada jau plėsti tą visą geografiją, kurią tai galėtų daryti, įtraukti papildomai tenai, ar ten tas galbūt atviras aikšteles, ar uždaras, arba kaimo turizmus, arba dar kažkas. Tai čia jau yra tik plėtros dalykas. Jo, ir tu paminėjai, kad, pavyzdžiui, kaip plečiasi. Lietuva iš tikrųjų labai susidomėjimas tinkliniu ar neauga. Ir kad ir įmonės jau, ta prasme, nuo bowlingų išlenda iš bowlingų ir dabar jau va, savo ten jungia. Nu, kažkaip tai, nežinau, su tai skaičiai sunku varijuoti, nes neįmanoma jų įvardinti. Gerai, muziejaus gydas. Kažkaip tai... Dabar antrada, muziejus nebedarys prisimenu. Jūs išrašėte? Ne, tai mes po